Žymos kūrimas ir jos užpildymas. Norėdami sukurti naują žymą, pradžioje turime patekti į interaktyvų žemėlapį. Atsidarius žemėlapiui jo valdymo įrankiais, susiraskime vietą, kurioje norėsime padėti žymą. Ir spauskite naują žymą. Paspaudus atsiranda raudono balionėlio piktograma. Spustelėjus kairį pelės mygtuką, norimoje vietoje bus padėta žyma. Tuomet atsidarys pirminės informacijos pateikimo langas, kuriame jūs turite įrašyti žymos pavadinimą. Informacijos lange jūs galite pasirinkti vieną iš 11 žymos tipų. Žymos tipą, jei norėsite, galėsite pakeisti ir vėliau. Norint perkelti žymą, pakanka perkelus žymeklį į reikiamą vietą spustelti kairįjį pelės klavišą. Žyma bus perkelta. Jei žinote tikslias objekto koordinates, galite įrašyti jas ir patys. Užpildę pirminės informacijos lango laukus, spauskite Tęsti. Tuomet kitame naršyklės puslapyje bus atidaryta išsami žymos informacijos tvarkymo forma. Jeigu anksčiau nepažymėjote žymos kategorijos, užpildant detalę informaciją būtina ją pažymėti. Detalioje žymos duomenų įvedimo formoje būtina užpildyti aprašymo lauką. Čia turite aprašyti pagrindinę informaciją apie objektą, kuriam yra kuriama žyma. Savivaldybę ar seniūniją sistema priskirs automatiškai pagal žymos poziciją žemėlapyje. Žymai galima priskirti ir tam tikrą gyvenvietę, jei prieš tai ji buvo pažymėta žemėlapyje, arba palikti priskirimą dar nesukurtą. Tai reiškia, kad dar žemėlapyje nėra reikiamos gyvenvietės tipo žymos. Norėdami papildyti kūriamą žymą straipsniu, kuris jau yra sukurtas enciklopedijoje, laukelyje aprašymą papildantis gražitumano.lt straipsnis, pradėkite rašyti straipsnio pavadinimą. Tada laukelyje automatiškai atsiras sąrašas, kuriame pateikiami paieškos rezultatai, atitinkantis tinklapio Gražitumano straipsnius. Žymai jūs galite priskirti tik vieną pagrindinį straipsnį, kuris papildys trumpą jūsų žymos aprašymą. Norėdami daugiau priskirti enciklopedijos straipsnių, į laukelį susiję enciklopedijos straipsnį įrašykite pavadinimą. Iš pateikto sąrašo išsirinksite vieną ar kelis straipsnius. Jūs turite galimybę kuriamą žymą susijęti ir su kitomis žemėlapio žymomis. Į susijusios žemėlapio žymos paieškos laukelį įrašius pavadinimą bus parodytas sąrašas su paiešką atitinkančiomis žemėlapyje jau sukurtomis žymomis. Norėdami priskirti žymai interneto nuorodas ar kitose svetainėse esančią įdomią ar svarbią informaciją, susijusią su jūsų pildoma žyma, į laukelį nuorodos pavadinimas įrašykite nuorodos pavadinimą apibūdinantį jos turinį. Dabar į laukelį susijusios nuorodos įkelkite nuorodą, kuri reikalinga jūsų kuriamai žymai papildyti. Nepraraskite progos papildyti jūsų žymos aprašymo nuorodomis į www.epaveldas.lt patalpintus senuosius rankraščius, laikraščius ir žurnalus. Kuriamą žymą galite papildyti ir skaitmeniniu turiniu, nuotraukomis, video ir garso įrašo failais, kurie iš anksto buvo patalpinti šiose svetainėse. Taigi, norėdami savo kuriamą žymą papildyti nuotraukomis, vaizdo ar garso įrašais, turite į laukelį Media turinio pavadinimas įrašyti įkeliamo turinio pavadinimą. Tuomet į laukelį nuorodą į Media turinį įkelkite nuorodą minėtose svetainėse patalpintą įrašą.
Nuotraukas galite įkelti iš asmeninio kompiuterio, paspaudus mygtuką Parinkti ir įrašius nuotraukos pavadinimą. Nuotraukas galite kelti JPG, PNG arba GIF formatu. Visą žymai priskirtą skaitmeninį turinį galite pamatyti šiame laukelyje. Kad jūsų sukurta žyma atsirastų žemėlapyje, būtina ją išsaugoti. Atlikę žymos kūrimo darbą, apačioje paspauskite Išsaugoti puslapį. Jeigu to nepadarysite, jūsų sukurta žyma ne tik nebus rodoma svetainėje, bet ir nebus išsaugota.